tai, kad telkia dėmesį ne į tai, kad išdėstytų savo dalyką, o į tai, kad studentas išmoktų. Jai norėčiau padėkoti už tai, kad jos paskaitos turbūt įdomiausias bent jau pavasario semestre ir už tai, kad jis suteikė man žinių, kurių man anksčiau labai trūko. Už supratingumą, už išklausimą. Būtent tą dėstytoją kiekvieną kartą sutikus norisi augti, kažkaip ir stiebtis labiau. Visą laiką tokia motyvacija vidinė atsiranda. Dėstam už tai, kad labai gerai savo darbą atlieka. Galiu padėkoti už tai, kad mus nusivedė į labai daug įvairių institucijų. Ta pati medžiaga, kuri buvo išdėstyta, kad jinai išliko ir jinai yra naudinga. Už linksmus seminarus, už paskaitas, už juoką. Už tai, kad žinias perteikia ne tik sausai. O šiais metais ir kažkokie tie praktiniai darbai visokie raštų įdomesni ir dalykai įdomesni. Tai... Šį pusmetį tai tikrai viskas labai patiko, labai įdomus paskaitos. Kadangi 3 kursas, tai daug praktinių dalykų. Pamatai, kaip viskas iš arčiau atrodo, daug dėstytojų papasako iš savo praktinės patirties. Pamačiau, kadangi esu pirmo kursis, pamačiau naują kažkokį universiteto gyvenimą ir kažkaip pradėjau kitaip žiūrėti į mane supantį pasaulį. Patiko seminarai. Seminarai yra labai geras dalykas, nes ten yra daug praktikos, tu gali bendrauti, gali diskutuoti. Išmokau tikrai daug ir turbūt daugiau negu per 4 metus mokykloje. Kadangi esu pirmo kursė, tai šitie metai tikrai buvo turiningi, tai ir dėkočiau greičiausiai už žinias suteiktas. Vienas dėstytojas mums dėstė apie ekonomiką, kalbėjo ir staiga viena mergina tiesiog gėrė arbatą iš termoso ir jis tuo pačiu irgi turėjo termose paruoštą arbatą ir tiesiog į sveikatą. Pasakojo, kaip užtildyti sugyventinį, jeigu knarkia. Neatsimenu, ar į 2 ar į 3 kolį atsinešė mikrobangų krosnelę kaip geros sėkmės talismaną, bet tai nepadėjo. Bet mūsų vienas dėstytojas sako, jeigu šitą įspręsit, tai jau tikrai mokat ir nieks neįsprendžia tą uždavinį. Atsimenu, bet dėstytojas šito prašė neminėt garsiai, tai negaliu daug pasakoti. Grupinio darbo norisi kažkokių naujų metodikų. Ar padovanoti skaidres savo, arba konspektus. Duosiu patarimą tuos, kuriuos mėgstu, likit tokie, kokie esat. Daugiau šypsotis. Būkit su kalbami. Atviri kažkokiam kompromisam. Kai kuriem dėstytojam norėčiau duoti patarimą, kad fainai bendrautų ne tik per seminarus ir paskaitas, bet ir koridorius, pavyzdžiui. Netingai? Taip yra. Yra tų dėstytojų. Netingiu? Taip yra. Ir ne vienas. Ne. Yra vienas dėstytojas. Turiu vieną dėstytoją, kurio labiausiai gaila būna, kai nenueinu. Netingiu? Oi, taip yra. Tikrai. A dėstytojai matys,